Sveiki, Ekomisija klausytojai. Pradedame laidų ciklą apie reklamos įtaką mūsų gyvenime. Šios pirmosios mūsų laidos pavadinimas – Laimės deivė arba pasaka apie alaus reklamą. Pradėsiu trumpą alegoriją, kad suprastumėt, kuo čia dėta laimės deivė. Reklama. Parodysiu tau laimės deivę, kuri pabučiuos tave, jei atsineši maišą pirkimo čekių. Yra papildomų sąlygų. Ji bučiuoja ne čekių turėtojus, o čekių išrašytojus. Ir dažniausiai oro bučinių, nes pati yra oro pardavėja. Čia mintis iš nonsensus erezijų skrynelės. Kalbame šią temą su rinkodaros guru Donatu Joniku. Lima, tai yra Lietuvos marketingo asociacijos, Klaipėdos skyriaus valdybos pirmininku, o taip pat UAB rinkodaros agentūra, marketologai vadovų. Donatai, tai gal pradėkim nuo grinai abstraktaus tokio dalyko, tarkim, yra noras parduoti, yra produktas ir sėkmingai įvykdytas tas pardavimas. Kas jūsų pasaulyje yra ta visa struktūra, kas užsiima to? Žiūrėkim, kaip vieni sako, kad tai yra reklama, kiti ten PR'as, viešieji ryšiai, ten asmeniai pardavimai ir taip toliau. Ta prasme, kiekvienas tempia kadrai savo pusę, kad tai yra ta dalis svarbiausiai. Mano asmeninis požiūris yra toksai, kad pagrindinis ir visas surišantis dalykas, kaip rišančioji medžiaga, savotiškai yra rinkodara. Ir jeigu mes paimsime atskirai ar reklamą, ar viešuosius ryšius, realiai tai bus tik tai 1/16 tos tikrosios rinkodaros. Kai mes turime kažkokį tai produktą, tai vėlgi vieni sako, reikia parduoti ir bandom pasitelkti šioje vietoje rinkodarą. Būna netgi priešingi atvejai, kai sako, žinot, jaučiam, kad rinkoje yra kažkoks poreikis galbūt, ar ne, ir mes galim kurti kažkokią vertę. Tada vėl yra kviečiamas į tos rinkodaros. Dabar grįžtam prie to, kad yra tam tikras produktas ir norės jį parduoti. Ar ne? Tai jeigu paimsime rinkodarą per, sakykime, pačią elementariausią struktūrą, kas į ją įeina, ar ne, tai būtų tas pats 4P, kur praktiškai 50 metais išrastas metodas sudėliotas, tai būtų Product Price Place Promotion, angliškai, ar ne? Šiai dienai ten tų metodikų yra ten iki 8P, 7S ir taip toliau. Tai, sakykime, reklama yra 1/4 tos didžiosios rinkodaros dalies, ar ne? Reklama arba apskritai rėmimas, ar ne? Į rėmimo savoką įeina ir viešieji ryšiai, ir reklama, ir tiesioginis pardavimas, ir pardavimų skatinimas. Tai vėlgi ta tikroji reklama, kurią mes matom iškabinti stendai, reklama per radiją, per televiziją, tai yra 1/4 tos dalies. Vadinasi, 1/16 iš esmės. Ir, kada tu turi produktą, tu turi tikslinę auditoriją, tu turi ten galbūt kažkokias tai kainas, neužtenka vien tą žinutę ištransliuoti. Visas tas dalykas turi būti kryptingai apmąstytas. Svarbiausia, kaip yra sakoma, kad ta komunikuojama vertė arba vartotojo gaunama vertė turi būti didesnė už kainą, už kaštus, kuriuos jis patiria įsigydamas šitą produktą. Vienu atveju vertė būna objektyvi, dažniausiai tai būna verslas verslui segmentuose, kur, sakykime, emocija, kažkoks ten pasitenkinimas nelabai ką reiškia, tačiau tokiuose produktuose kaip alus, saldainiai, kava ar dar kažkas, vertė gali būti ir menama. Ta prasme, tu įsivaizduoji, geri šitą kavą, o kaip fain, geri alų, o kaip čia gavu, kaip čia fain. Ta pati Coca-Cola, ten gamybos savikina vos keli centai, o moki 2 litus su centais. Ne? Tai kas, vėlgi, reklama ir tu įsivaizduoji, kad, ta prasme, man negaila tos 2 litus sumokėti už Coca-Cola, ar ne? Tai vėlgi, vertė buvo sukurta per, sakykime, įvaizdį, per rėmimo kompleksą. Toliau kažkokį gal konkretesnį klausimėlį link. Donatai, o dabar pakalbėkim, kaip yra kuriama rinkodaros strategija. Kad lengviau suprasti, tai visuomet smagu pasitelkti kokį nors konkretų pavyzdį. Tarkim, kiek vaikštau gatvėse, tai labiausiai krinta į akis arba mobiliojo ryšio kompanijų reklamos arba alaus reklamos. Tai paimkim, tarkim, alaus reklamą. Sužaiskim tokį žaidimą. Aš esu alaus gamintojas, pagaminau kiek skirtingą arba kitos butelius išpilstytą alų ir dabar man reikia jį parduoti. Kaip jūs kurtumėt strategiją? Arba jūs, arba panašiai jūsų kompanija. Vis tiek principai tikriausiai yra panašus, teisingai? Jo, ko gero principai visur tie patys turėtų būti, galbūt instrumentą vieną kitokį naudoja ir tiek. Iš esmės strategija tai būtų netoks greitas trumpalaikis dalykas, bet numatytas kaip minimum keliems metams. Taip. Jeigu kalbėsim apie alų, apie tai jau buvo netgi diskusijų nemažai prieš metus, prieš pusantrų, tarkime, Švyturys, nežinau kiek čia galime minėti pavyzdžių, bet tarkime, Švyturys buvo labiau pasirinkęs emocinę kryptį, kad jie formuos tarsi lojalumą, kaip po strateginę kryptį. Kalnapilės ir, sakykime, kai kurie kiti dar alaus prekiniai ženklai,
ėjo link pardavimų skatinimo. Kad ten rink kamštelius, laimėsi ten džipą, ten dar kažką. Ar ne? Čia yra emocija, o čia nauda. Jo, čia atsakykime ne tai, kad nauda, vienur buvo lojalumo. Tai nauda. Va čia kame yra dabar strateginis klausimas, ar ne? Vienas savos gamintojas sako, mes pasirinkom skatinti lojalumą vartotojų, kad jie sakytų, švyturys, sveiki sugrįžę į švyturio šalį, kaip čia faina, kaip čia gražu, ar ne? Tai yra žaidžiama per emociją. Kiti visgi pasirinko ne lojalumą, o momentinį pardavimų skatinimą. Kas dažniausiai prasideda vasarą, pirkite ten, plėškite etiketes, žiūrėkite po kamšteliu, ten laimėkite ten blindos atidarytuvus, ten džiptuvėlius, ten ar tauras, ar kas ten džipą siūlė laimėti ir panašiai. Ar ne? Tai sakykime, ar tas bus naudojama, čia yra strateginis klausimas. Ar mes norim lojalumą, ar mes norim greitai išlošimą padaryti, ar ne? Bet tai turbūt vienas kitam irgi nemaišo. Nemaišo, jeigu tvarkingai suderinsi visą tą dalyką, ar ne? Bet vėlgi vienu atveju tu negali būti pigus, kad pirkti vien dėl to, kad esi pigus, nes pasibaigs tas laikas ir viskas, nebėra tavęs, ar ne? Bet jeigu priimtumėm dabar kažkokį tai konkretesnį pavyzdį, tarkime, atsirado naujas produktas, arba buvo atnaujintas kažkoks senas produktas, ar pakuotė pasikeitė, ar ten kažkas, tokiam dalykui iš esmės strategijos ne visada reikia kurti. Ta prasme, strategija ir ilgai laiko apima ir vėlgi, tas daiktas nėra toks, kad turi strategiją ir viskas veikia, jau čia kaip veikia, ar ne? O kad strategiją padarytum, tu visų pirma turi įsivertinti situacijos analizę, atsilikti, tada įsirinkti savo kažkokius tai išskirtinumus, konkurencinius pranašumus, ant jos statyti visą mechanizmą, pozicionavimą ir išskirtinę kažkokią vertę vartotojai. Tai jeigu mes turime jau bendrą ten įmonės strategiją, tarkim, statomės ant lojalumo, kad vartotojai mėgtų šitą prekinį ženklą, nesvarbu, ar tai Nike, ar Coca-Cola, ar ten švyturys, ar dievaži belekas, ar ne, sako, mes skatinsim lojalumą prekiniam ženklui. Ir štai turim naują kažkokį tai produktą. Arba seną, bet kažkuo tai atnaujintą. Ar ne? Tai klausimas, kaip jį parduoti, kaip jį pristatyti rinkai. Ar ne? Tokiu atveju galima planuoti rinkodaros veiksmus, kitu atveju galima tiesiog eiti pas kūrybinę agentūrą su vadinama kūrybinė užduotimi. Jeigu pati kompanija sako, mes maždaug esam pasiplanavę savo biudžetus, žinome, kad mes galime, tarkime, tik tai per televiziją po tokios valandos, jeigu tai būtų alaus, ne, per radiją ten tokie apribojimai, lauke ten irgi negali visko rodyti, ką nori, taip, ta prasme daugiau mažiau žinoma, tada taip, galima eiti kūrybinę agentūrą, bet kad tą dalyką padarytum kryptingai, tu turi turėti vadinamą kūrybinę užduotį jau. Nes kai nueini pas agentūrą ir jie sakys, gerai, sukursime jums reklamą, kokios norite. Kiekviena agentūra turi savotišką metodiką, kaip įsiaiškinti, ko klientui reikia, kokia turėtų būti jo reklama, kaip tas produktas konkrečiai turėtų būti parduodamas. Jeigu pasižiūrėsim, yra kaip minimum 7-9 punktai, kuriuos reikėtų žinoti, kada eini jau kurtis dėliotis reklamą. Galim pabandyti juos prasigruoti detaliau, arba netgi galim paimti kokį nors pavyzdį ir pasižiūrėti, kaip vienu ar kitu atveju galėjo būti šitie punktai apžaisti. Kaip? Donatai paminėjai, kad kompanija Švyturys pasirinko kryptį, kad formuoti, jeigu taip teisingai supratau, emocinį prieraišumą jų prekiniam ženklui, tokį lojalumą, grinai per emocijas. Tai kaip tai galėtų reikštis ir kaip panašu, kad tai reiškiasi? Na, tarkim, ar jie iš tikrųjų būtent tokią strategiją ir kitokią pasirinko, taip, negaliu aš tiesiai pasakyti, bet ta prasme, iš to, ką mes matom, aš manau, kad galėtų būti šitoks dalykas. Tai vėlgi, apskritai alkoholio reklama yra stipriai Lietuvoje reglamentuota ir atsiranda netgi tokių dalykų, kad pagal įstatymą negali būti alkoholio vartojimas siejamas su kažkokia papildoma nauda, su sveikatos gerinimu, su teigiamom emocijom ir taip toliau, taip toliau. O tai kaip čia, kad man toks įspūdis, kad vien tai ir daroma, ar čia kažkaip netaip suprantu, ar čia subtilūs dalykai? Čia galbūt priklauso nuo juristų stiprumo. Jo, gali būti, labai gali būti iš tikrųjų šitas dalykas. Jeigu mes pasižiūrėsim įstatymus, ta prasme, to dalyko kaip ir negalėtų būti, ar ne? Bet vėlgi reikia įrodyti, kad ten ar iš tikrųjų skatina, neskatina ir taip toliau. Teisingai sakot. Per emocijas įrodyti, čia žinai, ne? Jo, tai prasme, kam kas kelsi. Jeigu truputėlį į šoną nuvažiuot, buvo vienas pavyzdys su azartiniais lošimais, tai pas juos iš viso yra uždrausta labai stipriai reklama, kad tu gali tik tai prekinį ženklą paminėti, adresą, bet negali kvietimo daryti. Netgi taip? Jo, netgi taip. Tavo reklama negali skatinti ateiti į lošimo namus. O, iš esmės. Tai aš dabar nežinau. Tai įsivaizduojate, tas pats, kas koks nors pasiuntinys, bet būtina jam nupjauti kojas, žinai. Reklama, bet ne reklama. Bet čia, tai beveik juokinga, bet tai čia, tai tikrai juokinga. Nežinau, ar dabar yra šitas reglamentas palikęs. Mes tiesiog su azartiniais nedirbam, tiesiog teko bendrauti su bendraminčiais kolegomis, tai
pasidalinu tokią karčią patirtim, kad, žodžiu, čia taip pat, sakykime, mieste viename. Bet čia iš kitos pusės tai ugdo profesionalumą, čia aukštasis pilotažas, įsivaizduokite, kaip čia pasiekti to, bet nedarant to. Jo, kaip įsivirti kavos be abiejų rankų, ar ne, galima paprašyti sekretorės. Nebent variantas. Tai, žodžiu, kame buvo dalykas. Bet jeigu grįšim prie to klausimo, ar, teisiškai ten galima, negalima daryti, tai su azartiniais lošimais buvo toks nutikimas, jog stende buvo parodyti žmonės, kaip jiems ten faina, kaip jie ten gerai leidžia laiką ir paminėti, ten kažkokie tai lošimo namai. Ten kažkas tokio, ateikit, net nebuvo kvietimo, kad ateikit ir taip toliau. Ir šita kompanija gavo baudą ir įpareigojimą nutraukti reklamą. Už tai, kad būtų adresas, kur ateiti? Adresas, jisai teoriškai gali būti, bet plakatas buvo pernelyg raiškus, pernelyg gražus, tiesiog, pripaišė tai, kad, pasižiūrės šitą vaizdą, bet jau norisi ateiti pasižiūrėti. Ir tai buvo sutraktuota kaip kvietimas ateiti lošimo namus. Tai taip jau. Kur kokia riba, ar ne? Tai su alkoholiu gal kažkaip kitaip, nežinau, bet su lošimais buvo toks dalykas. Gerai, grįžkim tada, ar ne, turbūt prie šito viso apie alų, ar ne, kaip pavyzduką. Žiūrim kas, jeigu paimkim Švyturio pavyzdį, neseniai pasirodžiusi, apie kurį jau buvo pakankamai nemažai pavyzdžių, ar ne, kai tikra vyriška kalba, pasaulis laikosi ant vyrų ir panašiai. Tai čia jūs kalbate apie tą, kur visai neseniai visos autobusų stotelės buvo apklijuotas tos vyrukas toks, guli pleže, atsigulęs ant baltosios meškos ten kailio ir rankoje laiko žemės rutulį ir ten vyriška kalba ir alaus buteliai ir visą kitą. Ir televizijai tas dalykas buvo pasirodęs ir YouTube, ta prasme, ne pakankamai plačiai, nežinau, man atrodo, gal trumpokai. Tiesiog dabar akis nebeužkliūna, bet šitą daiktą pamatė pakankamai didelė auditorijos dalis, tikslinės ir netikslinės, tai čia ir galim panarplioti. Kiek girdėjau, moteris kažkaip labai supyko. Jo, tai jeigu mes... Tai gal jūs girdėjote atsiliepimą ir pašnekėkime apie tai, nes čia šviežias reikalas, įdomu. Tai sakykime kas, jeigu ryštis prie to, kad čia per teigiamas emocijas, per tą lojalumą skatinti, ir turim dabar tokį kontroversišką atvejį. Lyg tai pristatomas nenaujas produktas, tas pats Švyturio švyturys, ar ne, tik ten kiek stiprėlesnių laipsnių, ta prasme, minimaliai modifikuotas produktas. Radikaliai nepakeistas. Radikaliai nepakeistas ir susilaukė tokio ažiotažo. Ta prasme, iš vyrų pusės aš negirdėjau, kad būtų kažkas nei, kad ten čia jau super alus ir mes jau jį grobsim dėžėmis nešimės. Iš moterų pusės vėlgi būta tam tikrų kabliukų, ar ne? Kiek teko pasidomėti, vienas sako, tai žinai ką, čia perlenkia lazdą, humoras ir tiek, ką, laikosi, ta prasme, netgi tokį komentarą girdėm, tai pasaulis laikosi ant vyrų, bet vyrai ant moterų, tai kas kaip supranta. Bet buvo pasirodę ir pakankamai aštrių komentarų, kad tai yra, galbūt moterų diskriminacija, kad tai yra, sakykime, lyčių nelygybės klausimas iškeliamas ir taip toliau. Tai galėtume, aišku, diskutuoti ir plačiau apie šitą dalyką, bet klausimas. O čia siejasi kažkuo tai mūsų pirminė tema, kad emocinė prieraišumo prekės ženklai. Čia apie tai kalbėsim. Aš tik tai bandau dabar privesti prie to, kad iš šios situacijos aš matyčiau dvi išeitis, bet nežinau, kaip buvo suplanuota. Toje įmonėje. Mes spėliojame, mes tiesiog, spėliojame. Galime pabandyti paspėlioti. Vienas dalykas, jeigu iš tikrųjų įmonė buvo įsirinkusi savo tikslinę auditoriją, tarkim, 30-45 metų vyrai, kurie, sakykime, šitą alų apskritai vartoja, ta prasme, jeigu, kaip sakoma, jaunesnė kategorija, galbūt pigesnė, kažkiek stipresnė alų geria, ten vyresnė, tai irgi klausimas, bet aš manyčiau, kad ta galbūt jų auditorija buvo, bet jau labiau koks, sakykime, vyrukas ten pavaizduotas ir taip toliau, ar ne? Tai, sakykime, šitai auditorijai sužadinti kažkokius teigiamus jausmus, kad čia prieraišumas, taip toliau. Galbūt šita reklama ir būtų pozityvi tame segmente. Galbūt, ar ne, kad, tarkim, sureikšminimas kažkoks atsiranda, vyriška kalba, dar kažkas, bet atsirado neigiamas niuansas pačioje visuomenėje, kad, sakykime, kai kam šita reklama užkliuvo. Tai klausimas. Kad, ta prasme, išaukštinimas nėjo vien išaukštinimu, o kito pažeminimo sąskaita. Apie tai turėtumėni. Toks neskanus momentas, bet kurioje visuomenėje. Klausimas, ar tai buvo padaryta sąmoningai ar nesąmoningai. Galbūt sąmoningai, bet nieko pikto nenorint. Vėlgi, jeigu čia galėtų žaisti toliau, ar ne, tą dalyką, tai vienas momentas, kad sakytų, taip,
šitas alus yra skirtas vyram, valio sulaukia žiotažo, žmonės kalba apie tai, dabar netgi mes kalbam apie šitą dalyką, ne, nors apie tai kaip ir nebuvo planuota kalbėti, ar ne, bet valio ta jų reklama kažkiek susižaidė. Ką iš to galėtų išpešti, tai vėlgi galėtų sakyti, žinot ką, naujas produktas moterims. Skirtas buvo ten švyturio baltas, alus geriamas su citrina, dar kažkas, kad sakytų, palaukit, nėra jokios diskriminacijos. Nu, prasme, šitas alus tarsi yra skirtas vyrams, o šitas produktas tarsi moteriams ir ten būtų išaukštinamos moteris. Ar ne? Ir savotiškai gautųsi kaip ir atsvara. Kitas momentas, jeigu to nebuvo planuota iš anksto. Čia palaukit, savotiškai įdomus dalykas gaunasi. Tai kai aš primušu vieną, sakau, palauk, būk geras dar 2 savaitės, aš primušiu ir kitą, tada bus lygų, nieko nediskriminuosiu. Nu, atsiprašau. Kažkas panašaus tada, jeigu juokais, tai... Bet žinot, neturim dabar pinigų, mes jį primušim už metų, bet jūs palaukit, nesiskūskit. Iš tikrųjų buvo vienas atvejis, jeigu truputį nukrypti kitą pavyzdį, ar ne? Čia Vilniuje, nesakysim kokią įstaigą, ta prasme, viena iš naktinio, sakykim, pasilinksminimo. Bet čia vis kliūvos tiem visiems kazino ir visi tie kažkaip. Čia buvo ne kazino, čia buvo kiti, kur sakykime, tiesiog naktinio pasilinksminimo vieta. Ir jie išdalino po visą Vilnių pakvietimus užsieniečiams su lietuviškų moterų merginų vardais ir bendromis lietuviškomis frazėmis. Labas, kaip sekas ir kažkas tokio. Ir automatiškai jie gavo į skundą ir oficialų su, sakykime, šitais teisiniais aiškinukais, kad tai yra diskriminacija moterų iš esmės. Ir tai kaip jūs skatinat čia seksualinį turizmą, vos ne link to išeina. Tai jie labai paprastai atsimojavo. Sako, palaukit, šią savaitę mes išleidome skirtą skrajutę vyrams, o po mėnesio išleisime skrajutę skirtą užsienietėms moterims. Tai ką tai pasakiau, tai čia maždaug taip ir sužaidė. Jo, tai taip ir sužaidė. Primušėm vieną, paskui primušome kitą. Tik jūs palaukit dar. Jo, tai ta prasme čia kaip ar tai gelbėjimo akcija, ar tai bandymas, sakykime, išlošti. Realiai tie nelošimo namai jau, vėlgi, nepasiimsiu įstaigą, toliau to dalyko ir nepadarė, nutraukė ir viskas. Suprato, kad tiesiog, neskaniai sužaidė šitą dalyką ir viskas, ne? Su švyturiu aš nemanau, kad tai yra kažkokia ten tragedija, problema. Kas nori supranta, kas nori randa ir už ko užsikabinti dalyko. Bet dabar švyturys turi tam tikrą dėmelę, kad tai nebėra vien tik tai teigiama tokia pozityvi emocija. Tai palaukit, tai gaunasi, kad norėdami, patį principą pažeidė. Kad norėdami teigiamų emocijų ir asociacijų su prekio ženklu, susilaukia iš moterų netgi boikoto. Aš ten girdėjau kažkokią Facebook'e, kad nebegert alaus, kad ten ir neskatinti ir kažkas, to tokio, taip, žinau, tokio maištais kvepia. Kažkas tokio taip būta, bet žiūrėkime, esmė yra labai paprasta. Tu kada populiarini savo prekio ženklą, ar tau svarbu, kad jį visi mėgtų, ar tik tai dalis kažkokia auditorijos, kuri pirks. Dabar paimkime alų, aišku, perka ne visi, ta prasme didžioji dalis vyrų, bet klausimas, ar šita reklama tiek stipriai paveikė vyrus, tikslinius pirkėjus šito alaus, teigiamai, kiek tai padarė neigiamos įtakos kitai auditorijai. Ta prasme, ar tai atsveria ar ne. Jeigu taip žiūrėti tik tai, tą paprastą pliką naudą. Ir šiuo atveju aš manau, kad, jeigu tik tai tą dalyką vertint, buvo galima žaisti kitaip. Pažiūrėkim, kaip tame vaizde formuojamas, tikėsimės, kad tai teigiamos emocijos. Tarkim, paplūdimys. Panašu, kad vasara, nes kitaip ten su kailiniais jisai gulėtų. Baltosios meškos kailis. Neaišku, prie ko, ar ne? Tai aš įsivaizduoju, kad bandau spėti, kad baltosios meškos kailis, tai lyg tai čia jau toks kietas vyras, kad jau asocijuojasi, kai jis jau toks liūtų meškų medžiotojas, jis jau toks, ant tokių vyrų jau gali tas pasaulis būti, jau tokie drąsūs, taip. Bet simboliai tai lygtai tokie drastiški, tokie drąsūs, visa kita, bet man primena, žinot, kaip būna džipas, rimtas karinis džipas, purvais apskretęs, viskas toks šiek tiek parūdijęs, bet tikrai jis ten jau ir Afrikoje safari buvęs, viskas jau ten ir vyrukai tokie atitinkami. Tai čia man toks, ką tik iš salono ištrauktas, nikeliuotais ratais ir juodos spalvos, su odom visom, vadinami parketiniai džipai, tai to visas vaizdas kvepia tokį parketiškumą. Žemės rutulys tai irgi kaip iš oro balionas pripūstas, toks nei jis laiko, nei ta žemė, nei kažkas, vyrukas toks lyg tai kaip iš Camel reklamos, bet nepakankamai dar dasiglamžęs toks. Kažkas tai tokio saldžiai ir falsifikatų kvepia, bet iš kitos pusės manau, kad gal mūsų visuomenė tokia parketinė ir labai gerai pataiko į tokį. Lyg tai drąsos nėra, bet suimituosim, tai lyg tai kažkoks, tai toks, viskas pripūsta. Ir tokie esam, tai tokiem ir reklama, ar ne taip?
Aš sakyčiau vis dėlto ką, būtų galima pabandyti prasibėgti, pabandyti atkoduoti kūrybinę užduotį. Taip. O tarkime, mes dabar turim pasidėję šitą plakatą. Gerai, priminsim dabar, ką mes čia matome. Tai yra gana didelis gabalas giedro, gražiai debesuoto dangaus, viskas vaizdas paplūdimy, panašu, kad tai čia turėtų būti vos nesmiltynė ar kažkas, nes matome švyturį, tačiau Lietuvos pakrantė, švyturys tai ko gero asocijuojasi su to švyturiu, žemės rutulys didžiulis ir vyrukas toks, ant baltosios meškos kailio, toks vaizdelis. Tai dabar aptarkim, kaip tais vaizdiniais bandyta suformuoti tą priraišumą prekiniam ženklui. Dabar bandom įsivaizduoti. Turka. Aš siūlyčiau pabandyti atsikoduoti, kaip apskritai toks vaizdas galėjo susidaryti, nuo ko tai turėtų prasidėti. Tai vėlgi, bet kurie kūrybiniai užduočiai turi būti visų pirma įvertintas produktas, jo išskirtinumas kažkoksai. Tai, ką mes apskritai norime pareklamuoti, parodyti, ar ne? Nežinau, ar tame švyturyje alaus šitam buteliuke kažkas pasikeitė, apart to, kad galbūt skonis kažkiek modifikavosi ir daugiau to stiprumo. Aš bandyčiau spėlioti, kad čia kaip po išskirtinumą bandoma pateikti emociją, nes naudos kažkokios negali deklaruoti, tiek pagal statymą, kad gerti alų nėra naudinga, negali to dalyko sakyti, ar ne? Vadinasi emocija, jeigu alus tapo stipresnis, galbūt ar ten kartėlesnis, ar kažkoks, jau vyriškas tapo alus, labiau vyriškesnis, ar ne? Tai sakom, bandom pabrėžti šitą dalyką, kad kažkoks rimtesnis tas alus tampa, ar ne? Tada yra bandoma apibrėžti tikslinę auditoriją, kam tu šitą daiktą komunikuosi. Bandom tada pažiūrėti vyrukas, ar ne? Teko girdėti atsiliepimų, kad sako, tokį vyruką galėtumėt moteriškai reklamai naudoti. Iš esmės. Ta prasme, simpatiškas, viskas tvarko, ar ne, bet jisai simpatiškas moteris. Kaip jūs ir sakot, ar ne, gražus, nucackintas, nikeliuotais ratais parketinis džipukas, ar ne? Ta prasme, galim bandyti koduoti, kad galbūt tai yra, kiek čia, 25-40 metų auditorija. Kažkas tokio, ne? Tada kas? Yra išrinkami komunikacijos kanalai, kur ta reklama bus bandoma rodyti. Šiuo atveju mes turim taip kaip plakatėlį pasidėję, bet žinom, kad tai ir radija, ir televizija atsirado, ta prasme visą medija. Per daug kanalų, iškart vienu metu. Per daug, todėl kampanija turėjo būti suintegruota ir kas? Per visas šitas medijas viena eina frazė tekstas. Ta prasme, kaip ir šančioji medžiaga. Teisingai, paminėkime raktinius žodžius. Ja. Nes su tais vaizdais jie žodžiai, teisingai, nes jie surišti su vaizdais konkrečiai. Ir apie žemę, ir apie vyrą, ir ta meška tada suprantama, kodėl ir visa kita. Tik pliažo kol kas nesupratau. Aš, švyturys, čia, gal prie jūros, kažkas tokio. Bet žiūrėkim, man įsirėžė dvi tos frazės, ne, kad pasaulis laikosi ant vyrų, visur, kur buvo minima kalbama, ar ne, ir tai, kad tikra vyriška kalba. Kai mes turim jau tiksliai kažkokią auditoriją, komunikacijos kanalus, sakykime, per juos eina kažkokia bendra žinutė. Tai ta žinutė turi būti stipriai sufokusuota. Tame ir yra visa esmė sudėliota. Kartais užtenka 2-3 žodžių, kad pasakytum visą esmę, negali, sakykime, plačiai įsirėžti. Tai vėlgi, eidamas pas reklaminę kūrybinę agentūrą, tu turi pasakyti, šito produkto esminė žinutė yra tokia, ar ne? Ar tai ten vyriška kalba, ar pasaulis laikosi ant vyrų, ar ten, dar kažkokį ten susigalvosi, ne? Kiti momentai. Tai nėra kūrybinės agentūros darbas. Bet tame yra dalykas. Jeigu kūrybinė agentūra įduosi šitą dalyką, greičiausiai bus blogai. Nes kūrybinė agentūra nėra įsigilinusi, dažniausiai atveju nėra įsigilinusi įmonės strategiją ir nežino, tu statai ant lojalumo ar ne ant lojalumo. Ant ko, kame, kur tu esi išskirtinis, ar ne? Tu turi duoti pagrindinės gaires ir reklamos agentūra gali sakyti, suprantam, gerbiam jumis, ne? Bet ta žinutė mes manom nekabins. Tai ir tada prasideda šita diskusija. Tai vienas iš to creative briefo kaip auksinių taisyklių yra įtraukti kūrybinę agentūrą iš pat pradžių, kaip galima anksčiau. Kad sakyt, mes galvojam, leisim tokį produktą, bendroj sumoj mes savo visas kortas statom ant to, kad kažkas tai ten yra, ar ne? Kaip galvojam? Bet čia yra bendrų diskusijų kaip vaisius, o ne tai, kad jie ateina ir pasako. Jo, bet jie ateidami į agentūrą turi pasakyti, yra produktas, jo skirtumai tokie, mūsų tikslinė auditorija tokie, naudosim tokias medijas. Siūlykit, ką galima daryti šičia, ar ne? Ir agentūra sakė, tai jūsų žinutė yra vėjai, ta prasme, jinai netinka, arba dar kažkas, ar ne? Tada turi būti būtinai apibrėžtas tonas, emocija, tipažas, archetipas, vadinkim kaip norime. Kad sakykime, viena tai yra produkto išskirtinumas, kitas yra ta tikslinė žinutė, bet tą pačią tikslinę žinutę gali skirtingom nuotaikom, skirtingom emocijom pasakyti. Tai kai kurios agentūros naudoja archetipus, jų ten yra 24, kas kiek susigalvoja. Kai tarkim, kas galėtų būti šito archetipas,
man toks įspūdis susidaro, taip, tai yra jaunas vyriškis, galbūt šeimos žmogus, nes yra kalbama apie šeimos kažkokius tai problemus, galbūt jis yra sėkmingas verslininkas ar sakykime, kažkiek labiau į pasiturinčių klasę. Ta prasme, tai yra sėkmingas vyriškis. Ir tarsi iš jo pozicijų yra kalbama, bet jis matyt turi kažkokių tai šeimininių niuansų. Ar sakykime, nežinau, ar tai nuoskaudas, ar tai kažkas, jeigu dar pasižiūrėti, mums ten tos smulkmenos nerūpi, mes čia galvom apie rimtus tipo dalykus, kosmosą, tenai atsakomybę ir ten taip toliau, ar ne? Tai klausimas, koks čia yra tipažas? Ta prasme, kas tai yra per archetipas parinktas, ar ne? Tai yra, kas yra kalbėtojas tos tikslinės žinutės. Neatmetu galimybės, kad šita agentūra buvo pati parinkusi netgi keletą tipažų. Kas galėjo kalbėti apie tai. Ta prasme, pats žmogus gali būti tas pats, bet jisai gali patiknėti visai kitą nuotaiką, ta prasme, visai kitaip emociškai prisistatyti, ar ne? Ir galiausiai, sakykime, kas prieina prie tos kūrybinės užduoties, tai yra sukonkretinti detalės reikia. Bet šiuo atveju mums tai nėra galbūt aktualinės detalės, tai yra biudžetai, kada ten išsidėlioja grafikai visų šitų reklamų ir taip toliau, ar ne? Tai šita reklama gavo, sakykime, visuomeniai tokių kabliukų, tai pirma dėl savo tikslinės žinutės kažkokios sukoncentruotas. Antras momentas tai yra dėl tono, emocijos ir tipažo. Kas tai toks? Maždaug mes vyrai čia tokie pasaulis laikos, ar ne? Čia moteris kažkas tokio. Ir galbūt kažkiek abejonių kilo dėl tikslinės auditorijos. Ar ta auditorija tikroji buvo pasiekta ar ne. Tai Donatai, pakalbėkim dabar konkrečiai. Ką mes matome šitoje reklamoje ir kokiom emocijom, kokiais vaizdais bandoma įteikti tą žinią. Nes jeigu mes pasižiūrim tiesiog į šito plakato maketą, mes matom vyrukas, lyg tai rimtas, bet, kaip sakant, pernelyg nesusijaudinęs, ta prasme, be kažkokio tai streso, labai ramiai atsirėmęs, guli ant baltos meškos kailio paplūdimy ir viena ranka laiko visą pasaulį. Čia, kas labiausiai netikėta, tai ko gero, vyrukų, tai mes matėme paplūdimių irgi su ta baltąja meška, ko gero kažkokias ne šiaip ją ten padėjo, matyt, kažką jinai turi reikšti. Jo, tai bandykim spėti. Tai klausimas, ką norėtų parodyti per tą mešką, nes vėlgi, būtų reklamų, kur Old Spice yra balta meška rodoma. Kokiam kontekstiniai ten? Dabar tiksliai nepamenu, Old Spice vyrišką dezodorantą reklamuoja, irgi ten vyrukai, jauni, kieti, gražus, tvarko ir kažkur yra šita meška. Ta prasme, kažkas netgi forumuose buvo atsiliepęs, kad ne, ta prasme, baltos meškos ir vyrukų kontekstas jau yra paimtas dar iš kažkokios kitos reklamos, ar ne? Tai vėlgi, kas ten yra matęs, turės vienokią patirtį, kitur netgi būtų atsiliepimų, tai sako, tai čia ką dabar naujasis rusas, kad atsitempė baltos meškos kailį į paplūdimį, taip atsigult ir gers dabar švytų realų ten už 2 litus, tai tokia, sakykime, emocija. Tai ką norėtų parodyti, aišku, galima spėlioti, kad tai yra, kaip minėjote, kad tai yra vyras, galingas, čia galbūt medžiotojas, čia dar kažkas, stiprybės kažkoks simbolis, galbūt, bet, man regis Lietuvoje šitas ženklas baltos meškos, jis pernelyg neįprastas yra, kad visi jį vienodai suprastų ir suinterpretuotų. Gal tas netikėtumas ten ir norėtas kažkokiu būdu. Bet aš tai įsivaizduočiau, kad tikriausiai čia, kadangi kietas vyrukas, tai maždaug bet koks liūto ar ten tigro ar meškos jau nudirtas kailis, tai tikriausiai ne iš interjero aksesuaro parduotuvės už 100 litų nupirktas, bet nors jis atrodo gal ir taip. Bet pas mus tokia visuomenė keista, kad nebeina suprasti, ar jis pats nuduobė, ar už 100 litų nusipirko, tai čia taip kažkaip. Toliau kas, matom, visoje šito iliustracijoje labai stipriai sureikšminta pasaulį. Klausimas, aišku, dėl pačio dizaino išpildymo, prasme, nenoriu nieko blogo sakyti, bet toks jausmas, kad tas vyrukas labai jau lengvai tą pasaulį laiko, ta prasme, kaip visiškai nėra kas veikti. Tai matot, kad vyrukas lengvai laiko pasaulį, gal tai būtų neblogai, tai reiškia kietas vyrukas. Bet man susidarė įspūdis, kad tas pasaulis yra pripūstas balionas. Tai ta prasme, jam kaip Ilyčius neždavo rastus pripučiamas anekdotas yra, tai čia toks, taip laiko, toks kietas, tik pripučiama ir laiko. Ta prasme, ne aš čia forumuose prisigaučiau tokių minčių, ką jie čia maždaug kalba. Kiti maždaug kalba, ypač moteris sako, palaukit, ant tokių vyrukų pripūtusio alaus laikosi pasaulis. Paskui dar girdėjau tokį. Iš kur žemės drebėjimai? Žemės drebėjimai iš ten, kad tokie pripūtę alaus vyrukai laiko žemę. Tai tokių visokių įdomių minčių.
Bet dabar žiūrėkim, šokam truputėlį šoną, ne? Ir kas gaunasi, kad ta reklama tokia kaip ir kontroversiška šis, bet jau kiek atsirado formų ir kiek, sakykime, net ir čia, sakau, kalbamės apie tos dalykus, ar ne? Gera, bloga, teisinga, neteisinga, kartais yra priimami tokie sprendimai, kai jau iš anksto yra užprogramuojama, taip visuomenėje bus, rezonansiniai klausimai kažkokie keliami. Ir iš to bandoma išlošti. Neatmetu galimybės, kad ir čia buvo. Dar klausimas, ar tai buvo vienintelis variantas toks apgrotas, ar bandė derinti galbūt per fokus grupės, mėgintis, tarkim, vienokį reklamos variantą, trečiokį. Gal šita reklamos agentūra turėjo ir žymiai švelnesnių variantų, ta prasme, be diskriminacijų, o galbūt turėjo išvis, labai, vadinkim, riebių atvejų, ar ne? Tai dar tą dalyką reikėtų įsivertinti ir pasižiūrėti. Tai dar vienas iš tų sąmokslo teorijų, ką mes turim palaukti dar mėnesį, yra ateis atvirkštinė reklama, ten pavaryta ant vyrukų, iš moteriškos pusės. Gali būti. Ta prasme, apskritai pasaulio praktikoje dažnas atvejis, kada tu gauni iš lygių lyčių galimybių kažkokį tai skundą ar pareiškimą, kad tu diskriminuoji vieną iš lyčių. Sako, palaukit, tai yra laiko klausimas, mes vieną paleidom, bet biudžetas yra ribotas, krizė, nuosmukė, žodžiu, tuoj pasileisim antrą produktą skirtą kitą lyčiai. Kaip pajuokavom, tuoj primušim kitą, bet neturim pinigų. Jo, tuoj primušim kitą. Ta prasme, tai galim būti. Donatai, daugelis sakosi, bent jau sakosi, tapę labai alergiški reklamai, supyksta, jie jaučiasi manipuliuojami. Kaip apeiti tą išankstinį priešiškumą reklamai? Nes tai čia rimta problema. Iš esmės visi žino tą dalyką, kad geriausia reklama ta, kuri netrodo kaip reklama. O jeigu tu žiūrėt profesionalios reklamos agentūros akimis, kada yra kuriama reklama, vadovavimas to vadinamu kaip kvadratų principu, kad tarkime, vieni žmonės priima loginius argumentus, kiti priima emocinius. Vieni informaciją linkia priimti sąmoningai, ta prasme taip, jos ieško, jos klausosi, kiti, kaip minėjot, ignoruoja reklamą, ją uždaro, išjungia, bet jiems informaciją tuomet reikia pateikti į pasąmonę. Pasąmoningai formuoti šitą dalyką, ne? Vien kažkur buvo frazė, kapsima po truputėlį ten į pasąmonę, vis primenama, kažkur lendama, ar ne? Tai vėlgi, priklauso ir nuo pačios įmonės strategijos, ir nuo pačios rinkos netgi, ne? Geriausia reklama yra ta, kuri apjungia loginius ir emocinius motyvus. Ką tik nagrinėtame mūsų pavyzdį buvo tik tai emociniai kažkokie argumentai ir jos visi suprantam, gal ne visi, bet labai segmentuotai, vieni vienaip, kiti ten trečiaip supranta. Jeigu tai būtų produktas, kuriam būtų leista reklamuoti savo naudą, tarkim, kokie skelbimo milteliai, jie ten įskelbė greičiau, balčiau, ten dar kažkaip, ta prasme, taip, tu gali ten jau naudoti ir emociją, kaip gražus ten tie jūsų skelbinukai, kaip jie ten kvepės ir taip toliau, ir kad tai bus ir pigiau, ir greičiau įskapta, tarkim, ar ne? Kitas momentas, ar tu stengsies reklamą pramušti sąmoningai ar pasąmoningai. Vėlgi, jeigu imame sąmoningą reklamą, tai šiai dienai populiariausia yra tie vadinami, kaip sakykime, paieškos sistemų reklamos mechanizmai. Kai tu sąmoningai ieškasi kažkokios informacijos ir tau pateikia pasiūlo parodo. Tai čia yra geriausias pavyzdys sąmoningo reklamos poveikio. Tu kažko ieškai, tau pateikia šitą dalyką. Pasąmonė reklama yra, man patiko, sakykime, nežinau, galim, net, bet bitės reklama. Kuomet jie per televiziją parodė, ten merginos vaikinai žaidžia tinklinį ir skamba melodija. Klipas, vėlgi, gali kabintis, jis ten geras ar blogas, bet esmė ta, kad jie panaudojo šitą melodiją, jie greičiausiai išpirko teises, kad galėtų ją naudotis. Paskui paleido šitą dalyką per radiją, bet per radiją tu girdi šitą melodiją, dainą. O gražumas gavosi tos pasąmoningos reklamos tuomet, kai ta daina tapo populiari ir realiai tu girdi tą dainą ir tu galvoji, bitė, jo, ten paplūdimi merginos su vaikinai žaidžia. Šitą dainą hello, kur ten, hello, šitie dalykai, ne? Tai čia būtų tokios labiau į pasąmonę orientuotas reklamos pavyzdys. Tu klausai dainą, bet tu realiai, jeigu prieš tai girdėjai, matei tą reklamą, tu jau asocijuoji su bite. Tai palauk, tai ar ne tas pats čia iš tarybinių laikų? Говорим партия, подразумеваем Ленин, žinai, ir visą. Tai čia tas pats su švyturiu, reiškia, jeigu pamatai krepšinio aikštelę, žinai, tai ir aš įsivaizduoju, kad jeigu kažkas įmetė tritaškį, tai ne kažkas įmetė, praktiškai švyturys įmetė. Tai neatsiejamas, maždaug, jeigu įsijungi kanalą krepšinis, tai iš karto ranka graibosi lyg tai kažkokia būdė. Bent jau to siekiama padaryti, ar ne? Tai čia yra emocinė kažkokia. Čia yra emocinė, bet... Jokia tiesioginė nauda, kad ten, žinai... Ne, jokios tiesioginės naudos. Čia mes vėlgi grįžtume prie strateginio rinkodaros lygmens,
kai yra apsprendžiama, kaip įmonė arba prekinis ženklas save pozicionuos. O pasakė, švyturys save pozicionuoja su krepšiniu. Jeigu krepšinis, tai jau švyturys įmetė tritaškį, tai jau švyturys įmetė, ne? Aš netembėjau, kad pas juos tai kažkoks strategija yra apibrėžta, kad mes hibridė remiame krepšinį, remiame tą. Nu, ta prasme, švyturys turi būti sutapatinamas su Lietuvos krepšiniu. Ir jie visada remdavo Lietuvos rinktinę ir taip toliau. Tai, sakykim, čia yra pozicionavimo klausimas, o pozicionavimas jisai sukapsi per ilgą laiką. Taip, jeigu sumetė pinigėlių, jeigu gerai susigroja rinka, tu gali susipozicionuoti greitai, ne? Bet tai turi būti nuosekliai daromas dalykas. Gal dar kokių tokių emocinių reklamų pavyzdžių? Subitė labai tikrai įdomi tokia patirtis. Muzika, pripranti susižavė, o paskui tu atsibundi, kad tai yra asocijuojama su žalia spalva, su bitė, su to ir ten. Ja. Tai palaukit, ar nebuvo toks kažkoks įdomus posakis, kad Pepsi Cola užpatentavo mėlyną spalvą? Ir kur tik pamatysi, nu, čia aiškiai joko forma, bet kur tik yra mėlyma, dar kažkas. Raudonas ir jeigu ten troškulys koks nors ant tave apima, tai pamatęs nors mėlyną brūkšnelį, tu iš karto ieškosi Coca-Colos butelį. Kiek pas mus Lietuvoje šitas dalykas populiarus, nežinau, bet prasme... Dabar švyturys, sakysim, jam užtenka, dabar švyturiui užtenka netgi geltoną skiautę, bet kokios medžiagos pagaminti. Visi įsivaizduos, kad čia reikia gerti alų. Pavyzdžiui, užtenka per jūros šventę bet ką geltoną pakabinti, tai yra, nebereikia netvarkti, nebereikia net švyturys rašyti. Jeigu uždraus reklamą, tai jie galės tik geltoną brūkšnį uždėti ir viskas bus aišku. Arba, pavyzdžiui, Švyturio arena. Tai palaukit, bus koks nors blaivybės sąjūdis ir sakysi, sveiki gyvi, mama, aš esu blaivybės sąjūdė, kur tu dabar esi? Aš Švyturio arenoj. Nu geras, nu tai čia, amžinai Švyturio. Jo, bet sakykime, kad tas Švyturio grotų, pats ženklas, dabar užtenka pasakyti, kad man Švyturio didelį. Ir taip aišku, kad duosi Švyturio, ten turbūt ekstros ir pusę litro bokalą, ne? Valio, viskas gražu. Tai čia jau sužaista kapitaliai, per daug metų, reiškia, ta geltona spalva, tas viskas jau ten praktiškai gali nebedirbti, jau galėtų nei meškų rodyti nieko, jau važiuotų netgi iš inercijos keletą metų. Kažkiek laiko važiuotų, paskui klausimas, ne? Yra kitas pavyzdys su Karlsbergu, Kaune yra Karlsbergo teniso arena. Nu, ta prasme, ta teniso arena, aš nežinau, kokia ten toj gatvelėje, kadangi ne kaunietis, nepasakysiu, kokia tiksliai gatvė, bet pati ta arena yra žalia ir užrašyta Karlsbergo teniso arena. Tai tas pats atvejs, jeigu čia Švyturio turime areną, ten turime Karlsbergo ir taip toliau. Šitie dalykai būtų dar labiau pasiteisinę, jeigu būtų sugriežtinę reklamą Lietuvoje. Tai yra nuo šių metų sausio 1 dienos. Bet atbulinė data jau negalėsi nieko padaryti. Negalėsi ir ta prasme buvo numatyta, kad tu gali kabinti toje vietoje, kurioje tu esi įsikūręs, savo prekinį ženklą. Valia. Tai sakykime, link ko ėjo praeitais metais daugelis įmonių, ypač alkoholio, ar ne, kad reikia kuo plačiau save iškomunikuoti, metami didesni biudžetai, galbūt formuojama kažkokių lojalių klientų duombazė, daromas visuomenėje kažkoks įdirbis, kad kiltų tos teigiamos asociacijos. Nes jeigu uždraus reklamą, mes jau pasakę savo ženklą, turėsim kažkokią emociją šalia jos. Ne? Tas būtų buvo pasiteisinę Švyturiai, tai nebūtų buvo taip prastai, kaip, sakykime, galbūt tiems alaus prekiniams ženklams, kurie akcentavosi ne į emociją, o į kažkokią naudą konkrečią. Nu, tarkime, rink kamštelius, laimėk ten žiebtuvėlį ar ten džipą, nu, nesvarbu kas. Ta prasme, žiebtuvėliai baigėsi ir baigėsi visą tą naudą. Taip, ir baigėsi, nes, nu, kodėl tu geri? Nu, todėl, kad ten šitas dalykas. Mūsų laidos laikas jau baigėsi, o kadangi tai laidų ciklas, mes tą temą pratęsime sekančioje laidoje. Atsisveikiname su jumis, brangus komisija klausytojai, dėkojame ir atsisveikiname su mūsų laidos svečiu, Donatu Joniku, iki susitikimų eteryje. Laidos autorius ir vedėjas Eduardas Bytautas.